Kiekvieną dieną mums reikia priimti naujus ir naujus sprendimus. Žiauriai informuoti laukai. Nupurkšta tik nuo viskinčių piktžolių. Tie augalai dirba. Jie kaupia organinę anglį. Ir iš to galima gauti finansinę grąžą. Dabar apie tai reikia kalbėti, nes artėja ruduo. Apie 80 eurų hektarą sutaupyti. Nekalbu, kad derlingumas Lietuvos pakilo. Vienais metais stengiamės ūkininkams pristatyti naujus produktus, pradėjome atstovauti SIP šienavimo techniką. Yra galima su eiliniais, paprastais, pigesniais produktais ištvarkyti ir gauti gerą derlių. Tai vertinkim visą laiką reikia žiūrėti į apatinius lapus ir tada matysim, kaip geriausiai ligos liko nuo apačios į viršų. Ten atrodo daug prašiau atrodytų pupus, bet jeigu suskaičiuodim, kiek žiedų turim, kiek ten bus derliaus, tai tikriausiai bus jisai didesnis. Tikrai paguldys šitą laukelį. Bet biškių šalnos rapsas gavo, į tą vietą iškart sega kenkėjas. Pastebėjau, kad labai gerai atlaikė tas krušas ir nieko praktiškai ankštros neatsidarė.